Nes tik tai vieningi, tik tai susitvarkę viduje, mes galime parodyti ir aplinkiniam, kad mes esam verti pasitikėjimo, kad mes esam verti pergalės ir 16 metais, kad mes esam verti pristatyti naują idėją Lietuvai. Ir daugelį kitų svarbių darbų galime padaryti drauge. Aš irgi palaikyčiau Gabrielių Landsbergį. Pasakysiu, kodėl. Aš žinau, kodėl bažnyčios rūmai šimtmečius ir tūkstantmečius stovi. Todėl, kad geras pamatas. O jo pamatas, tai siek sako, jis neseniai į partiją įstojo. Bet jis įstojo į partiją 19 amžiuje ir jo prosenelis jau buvo. Ir kitas dalykas, mes kartais iškeliam vieną grupę žmonių, kad juos reikia geršti ar negerti. Žinot, aš irgi ten buvau. Rusija, ten leidžia man kalbininkai, Zilionai Morė taigi. Žinau, kas yra. Bet aš nesijaučiu, kad kažkuo nusipelnęs. Mes kaip ir visi, kaip ir jūs. Aš turėjau garbę pažinoti amžinatilsį ir Juozą Lukšį. Ir kai aš jo paklausiau, o jūs šitiek nukentėjot, 5 metus vienutėje sėdėjo. Tai jis man šitą sako, tu kas čia tokio, visa Lietuva kentėjo. Taip, kad mes vienas grupės sėdėjome. Ir visus kviečiu balsuoti. O Gabrieliui tai linkiu, kad jis kalbėtų žmonių kalba kiekvieno žmogaus. Ir valstiečio, ir darbininko, ir inteligento, ir akademinės jaunumės. Ir šypsena. Niekas taip žmogaus nepuošia ir nepraleidžiu. Kitaip man šypsena. Nuoširdi ir šypsena.